Gyvenau liūdną ir žiaurų gyvenimą, bet gyvenimas jau toks, kad mesti iššūkius, bet aš nepasidaviau, kovojau prieš gyvenimą ir iškovojau. Nes aš nepasidaviau ir gyvenau tik draugų pagalba, nes jie daug ką man padėjo. O dabar kas buvo praeitie, taip turėjau, merginą sukūrė. Buvai ilgai, tai toks laikas buvo sunkus, bet ne aš ją išdaviau, bet tai buvo skaudu, išsiskirti buvo visko, bet pradėjau kitokį gyvenimą, po juo žiauresnį ir blogesnį gyvenimą pradėjau. Narkotikai, alkoholis, muštynės žiauru buvo, nes mane valdė protas ir gyvenimas atėjau mokintis į profkę. 17 metų buvau ir toks pat, bet buvau ir mergišuš, sakau tiesiai, bet mane pakeitė tie metai. Nesupratau, kad aš su tokiu gyvenimu toli nenueisiu, mečiau alkoholį, nesikodavau, tiesiog mečiau. Nesupratau, kad gyvenimas įpėjo gerai, tad atėjo trečias kursas ir pamačiau, jie man iš viso gyvenimas pasikeitęs stengiasi, dėl juos jau kaip mėnesis laiko, bet nepasiduosiu, sieksiu savo tikslo, nes tą išmokymo senelis, kurio jau nebėra, jo žodžiai buvo niekada nepasiduok, būk savimi ir keisk savo gyvenimo požiūrį. Nes su tokiu gyvenimu nieko nepasieksi. Aš jo paklausiu ir tai padariau, toliau tema apie ją man nesvarbu, kas ir kokios problemos, aš ją suprantu. Ir džiaugiu visada, nesvarbu, kad aš dar nesu ją, bet žinau, šansą turiu ir aš jo neprarasiu. Nes aš žinau, kad iki toks žmogių, kurio jau ieškau 20 metų, bet vis tiek radau. O dabar grįžtam prie manęs, kaip ir dėl ko pasikeičiau vien dėl to, kad taip užsispyriau. Nes kaip pakeičiau save, daugam pradėjo patikti. Aš naujas, aš jų neverčiu manimi tikėti, jie patys pamato, koks aš iš tikrųjų. Su tokiu gyvenimu nieko nepasieksi. Su tokiu gyvenimu nieko nepasieksi. Su tokiu gyvenimu nieko nepasieksi. Su tokiu gyvenimu nieko nepasieksi.